Labas vakaras. Šiandien žiniose matysite. Gana Vilalytė pristato mums savo naujausią knygą, kuri susilaukė dėmesio visame pasaulyje ir tapo vienas skaitomiausių. Garsi politikė Edita Mišurovaitė įkliuvo į savo spąstus. Išleidusi įstatymą kviesti žmonės į privalomąją prievolę, ten įkliuvo ir pati. Filmų kūrėjas Tomas Papkevičius išleido savo naujausią kūrinį Vaidės filmą, kuris susilaukė milijonų peržiūrų visame pasaulyje ir gavo Oskarą. Populiariausias bei skaniausias patiekalas, kurį pagamino Indrė Martinkaitytė, jau yra gaminamas pačiuose prabangiausiuose restoranuose. Neseniai savo drabužių kolekciją Milane pristačiusi Viktorija Bukatina jau gali pasidžiaugti savo rūbų kolekciją, kuri kabo Viktorijos Oi madoj parduotuvėse. Aistė Drazdaitė, kuri pasiryžo priimti savo gyvenime svarbų žingsnį ir tylėti visai savo gyvenimą. Netikėtai išgarsėjo menininkė, kuri savo piešimo karjerą pradėjo nuo visiško nulio ir dabar pristato savo garsiąją piešinių parodą. Susilaukusi begalės pasiūlymų žengti podiumu, Gintarė Drazdaitė pasirinko Viktorijos Bukatinos teikiamą pasiūlymą demonstruoti jos kolekciją. Ne kiekvienas pasiryžtų siekti tokios karjeros savo gyvenime, kaip Sandra Mišūrova. Žinoma, psichiatrinės ligoninės savininkė skelbia tai, jog žmonės esantys jos įstaigoje kartais ją netgi nuramina. Ir tai visiškai nėra baisaus darbas, kaip dauguma įsivaizduoja. Daugkartinis čempionas Eimantas Nemėnas pakviestas į privalomą karo tarnybą, tai sužlugdė visus jo planus. Kalbinsime pulkininką Rimvydą Raketį apie karo tarnybą. Žiniose matysite. Šiandien studijoje turime viešnią Janą Vilalytę. Sveika, Jana. Kaip žinome, išleidai savo naują knygą, gal trumpai pristatyk mūsų žiūrovams ją. Knyga vadinasi 100 dienų nelaisvėje, joje pinasi karo, meilės bei paauglių išgyvenimai. Na, o toliau sužinosite perskaitę knygą. Tu pristatėjai savo knygą žiūrovams, galbūt kaip tau jis praėjo? Paroda praėjo tikrai labai puikiai. Susilaukiau daug dėmesio tiek senų, tiek jaunų žmonių amžiuje. Kaip žinome, esi pakviesta į privalomą karo tarnybą, ar tai sulėtins tavo knygos leidimą ir taip toliau? Kadangi knygą rašiau tą temą, tai tikiuosi pasisemti daug naujų idėjų ir grįžusi parašyti antrąją dalį. Dėkui mūsų. Sveiki, mieli žiūrovai. Šiandien studiją turi vieši pas mus Edita Mišurovaitė, garsi politikė, kuri įvedė privalomos karo tarnybos įstatymą. Edita, tai atsisuko prieš tave, kaip tu jautiesi, ar tu buvai šokiruota? Na, šiaip šita privaloma prievolė tikrai sugriovė daug mano planų, nes į ateitį buvau daug ką suplanavus, o dabar man teks tiesiog eiti tarnauti už Lietuvą. Ar grįžusi Edita eisi toliau į politikos kėdę? Na, kėdė tikrai neprapuls ir, manau, pratęsiu savo darbą. Dėkui, Edita, už trumpą interviu. Pirmasis mūsų mažos bitutės didysis kino nuotykis. Maja, palauk manęs, Maja! Tik prasideda. Sveiki, mieli žiūrovai, šiandien aš, Alnas Galalis. Studiją turime puikų pašnekovą Tomą Papkevičių. Sveikas, Tomai. Kaip žinoma, mieli žiūrovai, Tomas sukūrė Bitės filmą. Kaip Tomai jautiesi po filmo premjeros? Po filmo premjeros jaučiuosi puikiai. Filmas sulaukė itin daug populiarumo tiek jaunų žmonių tarpe, tiek ir vyresnių. Na ir viskas taip praėjo. Tomai, kaip žinome, esi bitininkas, ar tai įtakoja tavo filmo kūrimą? Taip, tai labai įtakojo mano tėvas. Jis jau nuo mažų dienų mane pratino prie bičių, kurti viską su bitėmis, improvizuoti. Dėl to esu menininkas ir labai mėgstu bitininkauti. Tomas irgi yra pakviestas į privalomą karo tarnybą. Tomai, ar po privalomos karo tarnybos kursi antrą filmo dalį? Taip, po prievolės planuoju kurti antrąją dalį. Na ir tikiuosi, kad jis sulauks itin gero populiarumo, kaip ir pirmoji filmo dalis. Dėkui, mieli žiūrovai, iki susitikimo.
Gyvenimas ne filmas, neatsuksi. Labą dieną, šiandien apsilankėme garsios kulinarės Indrės Martinkaitytės virtuvėje ir šiandien jinai mums pristatys savo naujausią bei garsiausią patiekalą. Vieną vakarą sėdėjau virtuvėje ir mane apėmė labai didelis įkvėpimas. Todėl puoliau, kas po ranka papuola, tekšt ir blyneliai gatavi. Koks bus kitas jūsų patiekalas, kurį ruošitės gaminti? Na, šito pasakyti negaliu, nes lauksiu artėjančio įkvėpimo. Tai žiūrėsime, kas čia bus. Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien aš Kalnas Valis. Studiją bandysime padaryti neįtikėtiną faktą, prakalbinti vienuolę, kuri priėmė tylos įžadus. Sveika, Aiste. Kaip tu gyveni? Gerai. Aiste, ar senai esi priėmus tylos įžadus? Aišku. Tai, ne, išjung, nesigauš iš tas interviu. Taigi, mūsų mėly žiūrovai, šiandien studijoje turime olimpinį čempioną, nusipelniusį sportininką Eimantą Janą. Sveikas, Sveikas, Arnai. Kaip matome, Eimantas yra daug pasiekęs. Eimantai, kiek metų užsiiminėjai sportą? Nuo mokyklos laikų sportuoju, daug medalių atakuoju. Žodžiu, sportuoju daug, mėgstu sportą. Kaip žinome, Eimantas yra pakviestas į privalomą karo tarnybą. Eimantai, ar tave nudžiugino ar nuliūdino? Aišku, nudžiugino, dar daugiau sportuosiu. Parodysiu savo visą jėgą, žinai. Ar toliau dalyvausi varžybose, kaip manai, ar tave išleistų, kaip dabar ruošiesi olimpiniam festivaliui? Eimantai, ar išleis tave? Ne, greičiausiai neišleis. Nebent savaitgalį kokį tam. Dėkui už trumpą interviu Eimantui. Iki susitikimo, mėly žiūrovai. Mėly žiūrovai, rimtoje laidoje rimtas svečias, pulkininkas Rimvydas Raketis. Sveikas, Rimvydai. Girdėjome daug prisidėti prie privalomos karo tarnybos įstatymo leidimo. Kodėl tu manai, kad reikalinga mums savanorių? Na, mums trūksta savanorių, kariauti, ginti Lietuvą, todėl reikėjo įvesti privalomą tarnybą. Kaip žinoma, pas Rimvydą atvyksta jo daug klasiokų. Rimvydai, jiems bus taikomos nuolaidos? Tikrai ne, jie dirbs už tai, kad neklausė manęs mokykloje, tai dabar jie klausys kariuomenę. Vaikus vardas Rimvydas Raketis, dėkui žiūrovai, viso gero. Labą dieną, aš esu Sandra Mišūrova ir šiandien pristatysiu savo psichiatrinę ligoninę. Eime parodysiu. Gydome įvairių psichinių ligų žmonės. Dažniausiai tai būna nuo egzaminų protas pavažiavęs, kaip matote, pasireiškia įvairių simptomų. Atsargiau čia gali paskirti. Štai čia ramesni psichopatai. Daug visokių matote. Einam pakalbinti vieną iš psichopatų. Va, matote. Labai ramus žmogus, vienas iš ramiausių. Kaip sekasi, Tomai? Matot, kas būna nuo egzaminų. Čia matote 2-3 merginas. Mokslai ne visuomet išeina į naudą. Sveiki, šiandien laidoje Mados pasaulyje kalbinsime vieną žymiausių modelių Gintarę Drazaitę. Gintarė, kaip tu jautiesi tapusi Viktorijos Ori Madori reklaminiu veidu? Labai gerai jaučiuosi. Tai viskas, tik tiek emocijų iš viso šito išplaukti. Labai gerai jaučiuosi, va Milane eisiu podiumu, pristatinėsiu naują Viktorijos Ori kolekciją. Labai džiaugiuosi jos ir savo sėkme. Ar po šio tapimo reklaminiu veidu susilaukti daugiau dėmesio? Žinoma, kad taip susilaukiu žiauriai daug gerbėjų dėmesio. Ačiū mūsų mėly žiūrovais, iki kito susitikimo mūsų laidoje Mados pasaulyje. You wanna be on top? You wanna be on top? It's time to make it happen. You know that we don't stop. And when we get it hot, you gotta be on top. Wanna be on top?
Sveiki. Kaip sekasi siūti? Gerai, dabar baigiu siūti paskutiniam skambučiui apsiaustą. Va liko porą siūlų. Daug užsakymų turite? Užsakymų turiu milijonai, kadangi mano vienetiniai yra modeliai, tai užsakymų yra begalė. Va, galiu pademonstruoti vieną. Baigiu siūti tvarką. Štai matote. Štai čia. Čia matote jos tikriausiai daugiau modelių, eina apžiūrėsime. Viktorija, norėtume ir jūs pakviesti, kad jūs pristatytumėte kiekvieną rūbą. Sveiki čia, Viktorija. Ateik. Pristatykite šį. Kas čia toks? Čia yra super apsiaustas paskutiniam skambučiui, kadangi dabar į madą atėjo raudona spalva. Tai toks apsiaustas berniukui. Bet ir medžiaga tokia? Medžiaga čia irgi yra medvilnė, gryna medvilnė. Taip čia, vienetinis modelis. Rūbelė labai žavus, kaip matau. Labai prabangiai atrodo. Taip, šitie čia yra Swarovskių kristalėliai. Ir kiek kainavo šis rūbelis? Jis brangiai labai kainavo. Kiek laiko siuvote beje? Siuvau apie mėnesį, nes šitie reikalauja labai daug pastangų. Eime prie Lietuvą atvykti daug emigrantų, tai čia šydas, būtent emigrantams. Va. Bet atrodo tikrai gerai. Medžiaga irgi. Brangiai buvo? Brangiai, siuvau mėnesį. Kitas va, uždėjau savo paskutinį darytą darbą. Čia būtų švarkelis, kadangi vyram atėjo ružava spalva į madą. Tai čia tokia, čia galima užrišti ir kaspinėlį. Nu, jei nepaslaptis, kiek šito rūbelio kaina būtų panašiai? Jį siuvau mėnesį ir būtų apie 10 000 eurų. Kokiose parduotuvėse galima rasti? Mano. Oi. Man rūbų galite įsigyti parduotuvėje Oi, Madoj. Kaip tau sekasi? Man labai gerai sekasi, štai mano paroda labai išpopuliarėjo, labai džiaugiuosi savo sėkme. Ir kas čia per portretai, gal apibūdink kiekvieną? Čia va mano labai geri 3 draugai, nusprendžiau juos nupiešti, nes jie labai gražus. Jie labai gražus, va, Vaižgantą nupiešiau, Daukantą. Aistė, šiandien snigs. Taip, šiandien snigs, nes Su kuo tapėte paveikslus? paveikslai labai gražus. Piešiau pieštuku ranka, labai daug Bam, laiko. tu pakalbėk, man skambina. Kartą sutikau tave, beeinančią vieną, iš karto aš tave parverčiau ant žiemą. Vau, jie gali užsičiaupti. Šitas šitą geras. Sveikas, Almai, man sekasi gerai, kai tau sekasi. Jį galima įsigyti mano parduotuviai. Tu gali pasakyti, nežvengdama. Palaikyk, ką tai, užmolų. Ne, ne prie užmolų. Garsiau, Maja. Nu viskas gana jau ką. Šiandien žiniuose matysite. Žinai, Kartą sutikau tave, beeinančią vieną, iš karto aš tave parverčiau ant šieno, gėrėm abu tada. Šviežia karvės pieną, vakarui atėjus mes valgėme kiaulieną, bulves kasėme abu. Rudenį lietinga, tu tada man pasakei, tavo vardas Inga.
tai gali